Labas vakaras, LNK žinios informuoja apie svarbiausius šeštadienio įvykius, kviečiame žiūrėti. Aš Gintaras Deksnys. Ir aš Adomas Grinius su sportu. Pirmiausia, naujienų santrauka. Ar Vilniuje iškils dar viena mečetė? 100 metų Lietuvoje gyvenantiems totoriams jos nereikia, bet leidimo statyti prašo imigrantai, o juos remia arabų šalys. Turkija, jie kalba apie Saudo Arabiją, Katarą, kartu su finansavimu visada ateina ir kultūrinė, ir politinė įtaka. Hamas smogikai paleido 2 įkaitės amerikietes, o į Gazos ruožą pagaliau įvažiavo humanitarinės pagalbos sunkvežimiai. Po žaliavų ir elektros brangimo atsigaunančios įmonės ieško darbuotojų, nors nedarbas šalyje per metus padidėjo. Panevėžio savivaldybei nesutariant su rangovais, miestiečiai kiaurų tiltų per Nevėžį jau visus metus virduliuoja tarsi prastu lieptu. Nors tie, kad atidarė, praėjimą padarė, tai iš vis reikėjo ratais vaikščioti kelias kilometrus. Uogų ir vaisių augintojai dėl pavasarį nušalusių augalų gaus kompensacijas, bet labai nesidžiaugia, sako, jos per mažos. Padengs kokį tik tai gal 30 ar 20%. Valstybės pagalba yra pagelbėti išsilaikyti rinkoje, o ne užtikrinti visas gaunamas pajamas. Pravalom šiukšles ir iš karto pasirodo, kad čia kartelės vaiko yra. Klaipėdiečiai imasi tvarkyti senųjų šio krašto gyventojų evangelikų liuteronų kapines, kad šis paveldas bent matomas būtų. Karvis aplinkui rateliais vaikšto ir viduje, ir ant paminklų kakoja. Kas yra astrolabija, daugelis net nežino, o kai kas už ją aukcione nepagaili ir 2,3 milijono. Ji greičiausiai buvo pagaminta Bagdade maždaug 900 metais. Du svarbus postūmiai Izraelio kare. Hamas smogikai paleido 2 įkaitės amerikietes, o į Gazos ruožą pagaliau įvažiavo humanitarinės pagalbos sunkvežimiai. Tiesa, iš kelių šimtų kirsti sieną leista tik 20. Tuo metu Izraelis toliau bombarduoja Gazą, kliuvo ir Hezbollah teroristams pietų Libane. Negana to, Izraelio pareigūnai tvirtina, kad Amerikos įkaitų paleidimas neturės įtakos planuojamai operacijai Gazos ruože. Apie Izraelio karą plačiau Martas Kalendra.